Sveiki, ačiū, kad žiūrite kamantinėjimus ir ačiū tiem, kas prenumeruojate mano kanalą. Man tai yra labai svarbu jūsų palaikymas, kaip ir tikiu atlikėjam, kurie lipa į sceną, atiduoda save, savo kūrybą tam, kad pasidalinti. Kuo pasidalinti mes netrukus apie tai ir pasikalbėsim. Iš ties labai džiaugiuosi pristatydamas savo viešnią Giedrę. Giedrė, kodėl Giedrė? Anksčiau būdavai Giedrė Kilčiauskienė, dabar liko tik tais Giedrė. Trumpiau, bet žinok, su ta Kilčiauskienė aš turiu savo firmą. Kilčiauskienės firmą. Šiaip juokauju tai, bet Kamilė Bukauskaitė, kuri paskutiniais metais siūna rūbus ir kuria man, tai mes sugalvojom tokį fokusą, kad ant mano rūbų išsiuvinėta yra mano ranka rašyta pavardė Kilčiauskienė. Žinai, tai va, tai čia dėl to taip. O ir šiaip aš tos Kilčiauskienės nevengiu ir dažnai kažkokius Facebook'e postus rašydama aš pati save pavadinu Kilčiauskienė. Bet kokiu atveju pristatau ir džiaugiuosi geriausia Lietuvos pop atlikėja. Šiemet. Tiksliau pernai. Pop scenos, ne tik apskritai muzikinės scenos stiliaus ikona, drąsiai galiu tą pasakyti. Visada žaviuosi ir be galo džiaugiausi per šių metų mamą apdovanojimus, kai Giedrė pelnė Mama statulėlę. Tai dar kartą sveikinu. Ir nekantrauju pradėti mūsų pokalbį. Esi kartą pajokavus, kad ne viską išrėži savo vyrui į akis. Tai, ko nepasakai, kartais jis gali išgirsti tavo dainuose. Kurie čia tie momentai yra? Tai visi. Visi. Kambarį, tie gėlių, kad kvepia mirtimi. Ko verki, klausia artimi ir tolimi. Iš tikrųjų įdomu, ką norėtum pati savęs paklausti ir kur dar nerandi atsakymų. Aš norėčiau savęs paklausti, kodėl aš stabdau save su laime, žinai, tą vidinę laimę. Kas mane gerai? O kas tau, Giedrė, būtų didžiausias fiasko? Tai ir buvę jų yra, žinok. Bet žinok, tai kraupu. Čia... labai gėda tuo metu būna ant scenos. Ir... Oi. Aš mėgavaus iš tikrųjų tuo vaizdu, kaip tu džiaugeisi ir švitėjai visą tą vakarą. Nuo tos akimirkos, kai gavai statulėlę ir visam afteryje ir per kiekvieną reklaminę pertrauką, man taip buvo gera matyti, kaip tu džiaugiesi. Ką tau pačiai reiškia būtent šis apdovanojimas? Geras, matai, kaip tu pastebėjai, o aš prieš keliaudama šiandien pas tave į pokalbį grimavausi ir irgi beje Aurimas, kuris grimuoja mane, tai sakot, kaip tu jautiesi? Sakau, žinai, kokią aš zanūdą, aš nemoku pasidžiaugti. O tu sakai, kad džiaugiausi. Vadinasi, labai smarkiai, bet išsidžiaugiau tą vakarą. Kiekvieną kartą mane nustebini ta pasigėrėjimo tokia prasme, kai lipi į sceną, įvaizdis, kostiumai, kiekvieną kartą vis labiau pribloškiantis ir gera klausytis muzikos, gilių tekstų ir gera tiesiog akiai grožėtis, kaip tu atrodai. Dėkoju. Profesija tokia ir matyt, aš kuomet esu darbe savo, ne, tai bent jau labai noriu tai daryti labai sąžiningai, tai matyt visos detalės ir susideda. Bet vėlgi, ko gero, tik tai taip scenoje, o gyvenime pas mane toks labai kardinaliai kitoks dalykas gaunasi.
Kodėl? Nepavyksta išlaikyti tos euforijos. O iš kitos pusės, žinai, tai namuose aš esu kita Kilčiauskienė ir galbūt nelabai ir adekvačiai atrodytų, jeigu aš ten, žinai, šviesčiau, blizgėčiau, pirmaučiau ir visaip kitaip save pateikinėčiau. Aš savęs namuose nepateikinėjau, o scenoje vis dėlto aš save pateikiu. Tai namuose gal per mažai auditorijos. Ko gero, arba jau žinai, jau visos dainos apdainuotas ir labai aišku, koks bus tas playlistas. Esi kartą pajokavus, kad ne viską išrėži savo vyrui į akis. Tai, ko nepasakai, kartais jis gali išgirsti tavo dainose. Kurie čia tie momentai yra? Tai visi. Visi. Šiaip visi. Bent jau 80%, žinai, taip yra apdainuota vis tiek inspiracijos, kuri ten jau mūsų buityje nutinka arba nenutinka ir kas norėčiau, kad nutiktų. Aš taip jaučiu, kad tu šiuo metu išgyveni labai didžiulį pakilėjimą ir man smalsu sužinoti, kas daro tą didžiausią tokią įtaką, nes viena po kitos labai stiprios dainos, įtraukios, hitai, apie Dievo dukrą, tai čia, man atrodo, toks, man atrodo, kad viršūnėje esi vėl tokiam pike ant bangos. Ir kokia tai yra, žinok, man ir dovana tuo pačiu, ir užsidirbtas visas reikalas, bet tuo pačiu labai didžiulė užduotis, nes aš ir dabar toliau kuriu dainas, o sudainuota tai apie labai daug ką. Ir aš galvoju, apie ką reikia kurti. Žinai, kuomet po koncertų būna daug gėlių ir tos gėlės būna kambarį ir po geros paros kambarį atsiranda toksai kvapas nuo tų gėlių. Ir aš savo studijoje prisėdau ne per seniausiai, kažką bandau sukurti, niekas man nepavyksta ir galvoju, gerai, Kilčiauskienė. Tiesiog kurk tai, ką matai, kaip kad tai ir yra mano raktas. Tai, ką matau, tą apdainuoju ir tuomet pavyksta. Atsisėdu prie pianino ir pradedu apie tas gėles, žinai, kad kambarį tie gėlių, kad kvepia mirtimi, ko verki, klausia artimi ir tolimi. Tik 2 eilutės, žinai, sukūriau. Ir dabar aš po šitų 2 eilučių, va čia liudininkai, kurie žiūrės, aš turiu padaryti sprendimą. Ar toliau tragedizuoti, ar išvynioti į tą giedrišką ironiją, kur, žinai, taip ir šypsaisi, bet ir ašarą nori nubraukti. Va. Tai tokiuose svarstymuose esu ir papasakoju tiesiog tau procesą, žinai, kaip viskas dėliojasi ir... O gali daina turėti 2 savo versijas? Geras ėjimas būtų irgi. Plokštelės, žinai, A ir B pusė. Beje, aš nežinau tokio atvejo, kad daina turėtų 2 versijas. Prasideda ir arba vienaip nueina, arba kitaip. Žinai, aš tuomet dar su grupe Empty dainavau ir buvo mintis tokia, mudviejų su Pauliumi, bet taip mes jos ir neįvykdėm, kad pavadinti albumą Gama, tai yra 7, ne? Būtų 7 kūriniai. Viena plokštelės pusė ir 7 kūriniai kita plokštelės pusė. Bet kad aš tekstą turėčiau sukurti tų 7 dainų taip, kad klausantis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaunasi viena istorija, o paskui jeigu tiesiog palikti tas pačias dainas, bet išdėstyti jas
atvirkštinė tvarka ir tada gautųsi visiškai kita istorija. Bet kadangi man su matematika sudėtingiau buvo ir yra su matematika sudėtingiau, tai aš taip vis dar ir nesukalkuliuoju šito dalyko, bet tai tikrai yra įmanoma. Tai jeigu kažkam pavyks, tai busit pavogę idėją mano. Kalbant apie ironiją, iš kur jinai, ką tu ironizuoji? Tai čia, man atrodo, kai žmonės ironizuoja, tai jie kažką tais nori pridengti, kas skauda. Žinai, toks skauda, bet juokiesi, arba skauda, bet paverti kažkokiu ar sarkazmu, ar ironija tą pačią. Pasijuokti iš dalykų, kad, žinai, kai žmogus, kodėl mes visi, kada žmogus eina, užkliūna ir taip kvailai nukrenta, mums visiems natūraliai labai ima juokas, žinai, iš to žmogaus. Na tikrai, žinai, kada arba su skeitu važiuoja ir taip skaudžiai nukrenta, bet žiūrim tas vaizdelius, čia matyt kažkoks yra poreikis žmonių toks. Ir jo, tiesiog per sunku išsiverkti, matyt, ir dėl to, užgis iki vestuvių. O kada išsiverki? Vis tiek, šiaip tai, aš tai mėgstu filmus įsijungti tokius, kur, tiesiog išsikrauti, kažkur tą tokią susikaupusią energiją norisi paleisti. Tai... Man sąmoningai šito nepavyksta, man išsprūsta netikėčiausiose vietose ir labai labai dėl kitiems žmonėms atrodančių smulkių ir nereikšmingų dalykų, o dabar galbūt jau dabartiniuose savo metuose, tai aš nesu tokia jau ašarotoje. Bet šiaip visą gyvenimą aš tokio padidinto jautrumo ir man nėra problema nuleisti. Be jautrumo, manau, nebūtų tokių stiprių dainų. Taip, aš kažkuriam interviu esu sakiusi, kad tik nebandykite manęs gydyti, nes tuomet aš nieko nesukursiu. O yra kas tą druską ant tų žaizdų vis pažeria? Ar tu pati tą, ar... Greičiausiai, žinok, aš pati. Nes taip, čia sausis buvo toksai laisvesnis muzikinė prasme, kaip ir daugeliui muzikantų. Ir vietoj to, kad aš gražiai savo, žinai, tiesiog noriu eiti miegok. Noriu tik žiūrėti telefoną, gerai, galima ir tai veikti. Tai žinok, ne, aš atsigulu ir aš labai greitai susirandu problemą, žinai, ir tada aš kenčiu. Bet aš viską suprantu, kodėl aš kenčiu. Man reikia išleisti naują albumą, supranti? Aš esu įpratusi rašyti ne džiaugsme, o varge. O šiaip iš aplinkos vargo nesimato, tai aš turiu jį sukurti. Kas per organizmas, žinok, aš nepasakyčiau, kad man labai gera yra. Bet eurus už tai moka. Dabar pristatysi akustinį albumą. Taip, dabar toksai labai šviežias reikalas yra, jisai jau yra internetinėse platformose, bet vinilas kaip tik irgi išeina. Ir jis labai neplanuotas, bet tuo pačiu kaip ir užkoduotas, kad bus, nes buvo pirmasis akustinis albumas, kuris vadinosi Akustinis Vol 1 iš koncerto įrašas. Ir tas Vol 1 lyg ir užkoduoja, kad bus Vol 2, Vol 3 ir taip toliau. Ir dabar buvo gruodžio mėnesį LVSO koncertų salėje koncertas. Mūsų garso režisierius visą laiką įrašinėja visus koncertus ir įrašė ir šį koncertą. Ir mes visai neplanavom leisti albumo. Tiesiog paklausėm įrašo. Gavos per gerai, kad jo neišleist. Taip, tuomet dar Rytis Šeškaitis ten fotografavo tą koncertą, pasižiūrim nuotrauką, ikoninę. Viskas, tiesiog sutvarkom garsą ir leidžiam. Ja. Esu su Ryčiu kalbėjęs ne kartą apie atlikėjų fotografavimą ir tų nuotraukų stiprumą.
Ir klausiu, kodėl renginiuose nesigauna tokios stiprios nuotraukos. Tai Rytis man pasakė, kai atlikėjai susitinka su savo gerbėjais, jiems ta emocija yra labai kitokia negu kad tiesiog korporatyviam renginiui. Tai be abejo, todėl kad vėlgi arba miesto šventė, ne, į miesto šventę kažkas ateina paklausyti, kas labai tave mėgsta, bet yra labai daug pro šalį einančių žmonių, kuriems, kas šiandien dabar dainuoja ant scenos. Lygiai taip pat ir privačiam renginį, galbūt organizatoriai renginio arba ten keli darbuotojai gali labai tave mėgti, o visiems kitiem yra visiškai vienodai. Ir ten sunku šiaip žanras. Privatus renginiai yra labai sunkus žanras. Po prakaitų. Kaip save įtikini eiti sceną? Aukštai pakeltą galvą. Ne, vis tiek, žinai, kaip muzika yra labai gražus darbas. Jis yra labai švarus darbas. Ir labai tokios, žinai, kaip švarus, tai turiu omeny švarios sąžinės darbas. Labai tiesos darbas. Ir visiškai nesvarbu, kur tą tiesą parodyti, kokiame kontekste. Jinai visur tinka. Nors bendrai buvau, žinok, vienose sporto apdovanojimuose ir nelabai supratau savo konteksto, kodėl mane ten pasikvietė. Tarp nominacijų vis padainuoti po vieną, po dvi dainas. Taip įdomiau. O esi turėjus nemalonių kažkokių patirčių, kur norisi greičiau bėgti nuo tos scenos? Čia galbūt ne apie korporatyvus, bet čia tokia istorija būtų, kai aš dainavau Pieno lazeriuose, Empty, ne? Ir paskui prasidėjo mano džiazinis periodas, kuris truko gerą 10 metį. Ir tokia nedidelė vyninė buvo, kurioje trečiadieniais vykdavo džiazo vakarai. Ir pirmasis koncertas mano buvo su džiazo miniatiūromis tenais. O aš įpratusi prie scenos, žinai, kai grupė ar dainininkas dainuoja, o jo klauso. O su džiazu žanras truputį kitoks dažnai būna. Kad jeigu baras, vyninė ar nežinau, restoranas ir aš dainuoju, o visi žmonės tarpusavyje kalba ir geria, ir jie labai arti yra, nes labai nedidelė patalpa. Ir mes grojame tenais 2 dalis. Ir buvo vasara, pamenu, ir aš padainavau pirmą dalį. Ir aš nubėgau į žodžiu, kažkokį senamiesčio kiemą, parūkyti ir verkiu, kruvinom ašarom, kūkčioju. Mane pasiveja pianistas. Sako, Giedrutė, sako, kas yra? Aš sakau, aš negaliu, jiems visiems neįdomu, žinai. Ir ką tu savo galvoji? Aš antrą tą dalį irgi padainavau, man labai širdį skaudėjo po to koncerto, bet po to tų koncertų tokių daugėjo. Ir aš tiesiog išmokau būti toje aplinkoje ir aš išmokau padaryti taip, kad jeigu man reikia, kad būtų išjungtas kavos aparatas, nes bus baladė, aš labai gražiai padarydavau tai, kad dabar ramiai, visi žiūrėkit, išjungiam kavos aparatą ir įsiklausom. Ir žinok, aš sugebėdavau sustingdyti tą šurmulį, kai man to tikrai reikėdavo. O toliau aš atradau tokio supratimo ir, nežinau, tolerancijos, kad žmonės atėjo pabūti tame kontekste ir kad tai irgi yra žanras, žinai. Ir puikiausiai tame jaučiausi ir jeigu dabar šiandien reikėtų tai padaryti, aš visiškai lengva širdimi galėčiau tai padaryti.
Aš organizuodamas renginius nekartą esu buvęs tokioj dilemoje, ar kai atlikėjas dainuoja, ar suplanuoti atlikėjo pasirodymus, kuomet žmonės valgo. Kai valgo, geriau paplanuoti, kad nedainuotų. Tikrai? Taip. Taip, nelygis. Mhm. Bet yra tam tikras žanras foninės muzikos. Nesuprantu, tada jis yra, bet man jis neegzistuoja ir aš tokio roko nesuprantu. Fonas tai yra, žinai kas. Fonas yra triukšmas kažkoks. Muzika yra širdis, talentas, dovana. Tai ta prasme, čia taip pat kaip įsivaizduok, yra kalėdų senelis, ane? Kaip gali būti kalėdų senelis kaip fonas? Supranti, jisai dovanoja dovanas, o tu nenori, žinai, ir kažkoks isterikas vaikas, žinai, ten, kuriam visiškai vienodai, neišauklėtas, žinai. Tai va, negalima. O esi buvus tokiose situacijose? Gal net ne kaip atlikėja, kaip svečias? Žinai, daug kur galima valgyti. Pavyzdžiui, netgi tame pačiame klube Tamsta. Ten yra ir meniu, ir galima valgyti, ir vėlgi. Valgymas valgymui nelygu. Vienas yra dalykas, kuomet, žinai, įsimeti alyvuogę ir užsigeri vynu. Kitas yra dalykas, kada peilis, šakutė ir visas tas garsas. Yra galimybė, bet aš šitoj situacijai nenoriu būti. Mhm. Ar esi dainavus ne savo dainų? Neskaitant džiazo, bet... O taip, kad gal pavienės, žinai, gal pavienės tokias netgi tam pačiam savo albume aš esu kaip albumas Dykumos ir gatvės ir ten yra Hiperbolės daina. Su šitaisgi, su Happy Endless mes visą programą padarę būtent tiems privatiems renginiams, kad teisingai, lietuviški hitai. Lietuviški pop hitai ir tokie labai pop. Ten būtent mes, taip ir darėm, kad būtų priešingas dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu grupė Dinamika arba kas ten dar buvo, ta pati Butkutė, tai kad jos coverį, žinai, paimti, padaryti, bet būtent per elektronikos prizmę. Pati atsirinkai tuos kūrinius? Kartu su vyrais, jo. Ten kažkokių ir ginčių gal vyko, galbūt Andriui iš Happy Endlessų kažkas atrodė labai jau naftalinas toksai, o mes su Marium iš Happy Endlessų sakėm, ne, čia labai gerai, grupė Prologas yra super. Matyti savo mokinius jau aukštų pasiekimų džiazu, ar turbūt ir daugiau vardų gali pavardinti. Shower vokalistas. Shower, wow. Koks tai yra jausmas? Malonu, man, žinai, labai gera, kada žmonės nepameta savo talento, o toliau jį naudoja. Yra vis dėlto didžioji dalis žmonių, su kuriais aš susitikusi gyvenime kaip mokytoja ar dėstytoja, tai kurie yra labai talentingi, bet jie tik tai pasimokė ir toliau nieko nebeveikia. Jo. Bet čia, man atrodo, kaip suformuluosi savo norą. Jeigu žmogus nori tik tai mokytis dainuoti, tada jisai tik tai ir mokosi. Jeigu jisai nori išmokti dainuoti, jisai tikrai išmoks dainuoti. Jeigu žmogus nori, kad aš jį mokyčiau, aš jį tikrai mokysiu. Jeigu žmogus nori dainuoti, jisai tada tikrai dainuos. O kodėl šiais metais nusprendei padėti tašką? Nespėjau visko. Nespėjau visko. Taip, iš tikrųjų, taip.
visą laiką reikėdavo man suderinti ir pedagoginę veiklą, ir savo pačios kūrybą, koncertus. Bet dabar jau žiūriu, kad vienu užpakaliu visų kėdžių neapsėsiu. Jo. O turėjai mokinių tarpe tokių, kur iš ties super ypatingas talentas ir gaila, kad jisai toliau niekur neatrado savęs ar neieškojo savęs, kad tiesiog kurio būtų labai gaila, kad... Labai daug. Labai daug. Kodėl tai nutinka? Tai va ta pirmoji dalis, aš manau, kad patys savo, žinai, tokius labai ribotus norus, neišlaisvintus norus turėjo, o toliau tai yra abejonė savimi. Ir galbūt netgi pirmas dalykas, tai yra abejonė savimi ir noras būti iš karto pačiausių, baimė klysti ir nenorėjimas to vertinimo. O vertinimas jis yra nemalonus ir jis dažniausiai būna. Aš, pavyzdžiui, dėl to nedalyvauju konkursuose, nes manęs negalima vertinti. Aš galiu būti tik tai komisijose. Aš to tai neatsisakai, ne šitą gali daryti. Jo, bet aš žinau, kad aš to nepatempčiau psichologiškai. Visiškai palūščiau. Va, tai čia apie konkursus. O matyt, reikia to tokio stiprumo apskritai būti scenoje. O Eurovizijos scena tai konkursas? Konkursas, žiaurus. Žiaurus? Tai niekados mes tavęs nepamatysim ten. Nebent komisijos nebus. Baimė yra tik komisijos? Man atrodo, kad jinai dabar jau labai diplomatiška yra. Na, laiko sukryžiavę pirštus už nugaros. Ne, Eurovizijos konkursas jis apskritai labai toks eklektiškas ir yra tokių momentų, kur pamatau, kad ir Sobralis, man labai gera, kad tokie muzikantai būna kartais. Bet šiaip bendrai pasižiūrėjus, tai ten toks jomarkas apie konkursus. Nesvarbu, ar Eurovizija, ar dar kažkoks tai balso konkursas, ar kaip. Čia vis tiek yra daugiau tokio sportininko dvasios turi būti pas muzikantą, nes tai tikrai labai su sportu susiję. Nugalėti, kovoti. Man muzika yra ne apie kovojimą ir ne apie nugalėjimą, o apie dovanojimą, kaip sakiau. Mes prieš pokalbį palėtėm tokią įdomią temą, prie kurios norėčiau grįžti, apie ar žiūri pati savo įrašus, koncertus. Ir užsiminiai, kad žiūri truputėlį užsidengusi. Taip, aš žiūriu, taip, žinai, pleduką užsitempiu, sakau, gerai, jung. Tada žiūriu. Tai gera būna, kada taip išsitiesiu, bet šiaip aš labiau norėčiau pabūti savo gyvam koncerte, o ne nufilmuotame, žinai. Nes, tokių daug turiu pastabų savo ir savikritikos. Matyt, taip ir turi būti. Teko man būti vienam performance Marinos Abramovič ir menininko, mokslininko, kuris sukūrė jos kloną virtualų, dirbtinio intelekto pagalba, tiesiog ir jie trise kalbėjosi. Ir taip. Marina Abramovič turėjo galimybę paklausti savęs ir paanalizuoti ir pakomentuoti savo pačios atsakymus. Tai buvo toks labai įdomus 3 žmonių pokalbis. Tai dabar net pabandžiau tave įsivaizduoti, ar kai užsimini, kad norėtum pabūti savo koncerte, ar tokiam norėtum pabūti? Geras, toks net nesujungia, žinai, smegenys, kaip tai galėtų būti. Bet tu dabar apie dirbtinį intelektą pasakėjai ir aš prisiminiau, ką aš vieną sykį dariau su programėlė. Nežinau, taip, pasakoju, tiek to.
Nes aš tai pradėjau galvoti, žinai, tas posakis never meet your hero ir galvoju, oi, čia dabar prisiduosiu pati, žinai, ir gal dabar nebebus tas lygis ir klasė. Nu, bet važiuojam. Net išraudau. Žodžiu, aš neatsimenu prieš istorijas, dėl ko aš tai padariau. Bet aš paprašiau, kad ChatGPT pasakytų, apie ką yra daina Jei Dievui būtų gimusi dukra. Ir kokią man davė analizę tos dainos, aš tada įnikau, žinai, daugiau ten klausimų visokių įvedinėjau. Ir paskui, nes jisai pasakoja per autoriaus, žinai, ten prizmę, kažką, ir paskui aš jam rašau, kad sakau, čia aš dainos autorė. O žinaigi, ChatGPT būna pasilikęs informaciją apie žmogų, kuris dažnai bendrauja su juo. Ir jis jau žino mano niuansus kažkokius. Ir tuomet man parašė tokią šlovinančią odę ir išklotinę apie mane ir apie tą dainą. Žinai, tai va. Tai taip būna, kada bandai pasišnekėti su dirbtiniu intelektu. Iš tikrųjų įdomu, ką norėtum pati savęs paklausti ir kur dar nerandi atsakymų. Aš tikrai, aš savęs kiekvieną dieną klausiu, aš to klausiu ir savęs, ir savo šeimos narių, ir savo psichologę, sakau, o tai ką man daryti, žinai. Aš norėčiau savęs paklausti, kodėl aš stabdau save su laime, žinai, tą vidinę laimę. Kas mane gerai? Supranti, taip, iš šalies į save aš galiu labai pasižiūrėti ir tiesiog ledas visur, visose srityse. O kodėl marudyje pabudus va šičia? Aš noriu tiesiog, kad to akmens nebūtų. Sėdžiu dabar su tavim kaip su psichologu, žinau, galiu apsižliumpti dabar. Noriu, kad čia nemarudintų, žinai. Bet taigi duok man tą akmenį. Ai, tai čia šiai dienai dėkoju, kad paėmė. Jo. Man, kai buvo labai sunku, mane draugas per 1,5 valandos žadėjo per valandą. Aha, kas toksai? Lukas Danilevičius. Ai, geras. Tiesiog klausimas po klausimo mane provokavo su tais klausimais ir aš supratau, kad aš neturiu jokių problemų. Ir tau su visam tai suveikia? Su visam, taip. O. Galiu suvesti, labai rekomenduoju, labai gera praktika, labai atrodo paprasta, bet nepaprasta, bet paprasta. Ir svarbu turbūt reikėjo išdrįsti perlipti per save, nes iš esmės žmonės problemų neturi. Jeigu tu turi problemą, tai, duok man ją, aš ją pasimsiu. Kaip įdomu turbūt dabar žiūrovo, ne? Jo. Iš esmės yra tik tais klausimai, į kuriuos tu neatsakinėjai, o kai tu juos atsakai, tada labai paprasta. Labai lengva perjungti 180 laipsnių savo nuotaiką, savo tikėjimą, savęs pozicionavimą ir nuo to, kad atrodo tu niekam nebereikalingas arba nebeįdomus ar nekūrybingas, iki to, kad tu iš tikrųjų esi labai reikalingas, labai įdomus ir be galo kūrybingas. Matai, su tom abejonėm savim, tai irgi yra toks dalykas, kad ir tarkim po šitų mamą apdovanojimo, ne? Aš taip maloniai, taip fainai, žinai, skaitau ir žinutes, kurios parašytos, jų begalė, nuostabių, gražių. Ir ten po nuotraukomis kažkokie komentarai, begalė, daug gražių ir tie keli tokie tuš. Kas per žmogaus organizmą, supranti? Aš tipo pati savo, pasakau, žinai, neišmuša manęs, bet išmuša. Žinai? Kas čia per įpročiai?
taip, nu, va tas šaukštas deguto, ane? Man jis tokį svorį turi, tas šaukštas deguto. Tau ne? Bet tave paliečia tas komentaras, ar tiesiog klausimas, kodėl? Sukelia abejonę man. Tikrai? Aha, aš taip galvoju, pareidžiu, gal čia. Nu, vat taip, tokia mane išbalansuoti. Čia taip, jeigu atvirai, žinai. Jo. O jeigu tau kyla abejonė, tu turi su kuo pasitarti, pasitikrinti? Tai aišku. Tai galų gale aš galiu ir su nieko nesitarti, aš turiu faktus. Žinai, aš turiu išparduotus savo koncertus vieną po kito. Žinai, tai aš turiu visą savo nuostabų laimingą gyvenimą. Tik tai man gal akinių tiesiog reikia, ane? Gal kad labiau, žinai, išpūsta akis, net netai prisimerkusiai būtų. Bet pati savo esi atsakius, kodėl tave tai... Nu vis tiek buvogi begalės daug džiugių komentarų ir tik vos keli ten turbūt... Aš net nesuprantu, kodėl žmonės tai rašo. Nežinau, apie ką, aišku, rašo ir kas tai yra pavydas, tai yra tiesiog vampirizmas toksai. Žinai, kaip dabar jau to nebėra, bet aš iš savo vaikystės atsimenu ryškiai, žinai, kai šaligatvis ir einu per šaligatvį ir aš tiesiog žiūrėdavau, kad neužlipti, fiziologiškai pasakysiu, ant nuspjautų seilių, ne? Nes labai vyrai tais laikais labai spjaudydavosi. Dabar kažkada aš prisiminiau šitą pamačiusi, tiesiog vėl nemalonų reikalą ir tada aš pradėjau galvoti, žinai, kaip mes pažengėm į priekį. Ir iš tiesų dabar nebesispjaudo, taip žmonės, taip kaip spjaudydavosi tuo met, ten prieš daug metų, kai aš buvau vaikas. Jiems reikėdavo tuo metu nusispjauti ir jie nekreipdavo dėmesio kur. Tai tiesiog galbūt ir su komentarais, tiesiog, tas, žinai, kažkur išliet reikėjo savo tulžį ir tuo metu, pasakė ir pamiršo, žinai. Tai va aš apie tai turbūt labiau, jo, bet matyt, kadangi jautri esu ir aš ir dabar pastebiu, kad žinai, tai taip pat ir žodžiai man, ir, žinai, pasilieku tame ilgiau. Matyt, kad jautri, tai dėl to, o nejautri būti negaliu, tai vat viskas tas ir yra, žinai, svoris ir negaliu būti medis, kad arba apsimesti, kad manęs tai visiškai netrikdo. O čia iš vaikystės atsineštas dar tas jautrumas? Jo, visą laiką aš jautri buvau. O mokykloje tau gerai buvo? Gerai, kai negerai buvo, tai tada aš neėjau į ją. A, ne? Jo, visai mokykloje buvo iš pradžių labai gerai, paskui buvo paauglystė, kur man buvo neįdomu, o paskui kita mokykla buvo, kur vėl labai fainai ir gerai. Jo. O dukra Saulė? Taip. Eis tavo pėdom? Kaip muzikantės? Taip. Ne, ji turi savo kelią ir su muzika kažkaip, ji turi labai gerą muzikinį skonį. Ir man labai gera, kad ji klausosi ir mano muzikos, tai man čia yra toksai, žinai, balzamas ant dūšios. O kurios dainos jos yra mėgstamiausias? Aš jos taip ir neklausiau, kurios mėgstamiausias, bet pavyzdžiui, kad ir su ta daina, jei Dievui būtų gimusi dukra, tai vien tai, kad jinai sutiko ten nusifilmuoti tame videoklipe, tai man iš karto yra kaip įrodymas, kad viskas
viskas gerai yra ir su daina, ir kad jie drąsiai tai darė. O kaip gimė ši daina, papasakok? Šitą dainą, kaip buvo gimė. Iš tikrųjų, aš tekstą parašiau, pirminį šios dainos tekstą parašiau maždaug prieš 10 metų. Aha. Tik žodžius parašiau. Bet kaip gerai mane turbūt tas pats Dievas, jeigu jis yra, apsaugojo nuo to, kad aš nesukurčiau melodijos, nes tekstas buvo grubus ir vulgarus. Buvo, jei Dievui būtų gimusi dukra ir toliau be galo grubi feministinė linija buvo. Ir toks, aš paskui taip irgi, jeigu šiandien taip skaityčiau, man neapsiverstų liežuvis net padainuot. Aš buvau pilna pykčio kažkokio. Bet eilutė pirmoji, jei Dievui būtų gimusi dukra, ji geniali yra. Tikrai. Jo. Ir aš ją taip nešiojausi. Ir galvoju, gerai, vėl jinai man išniro, ta eilutė mintise, prisiminimuose, galvoju, reikia prisėsti, pabandyti truputėlį apgludinti kampus ir pažiūrėti, kas gausis. Ir aš visą likusį tekstą ištryniau, palikau tą eilutę pirmąją ir parašiau su savo dabartinę patirtimi ir mąstymu ir visa kuo, ir man atrodo gavosi gražios tokios, žinai, siūbuojančios svarstyklės, kur visko yra ir paspaudimo, ir atleidimo, ir nieko grubaus ir vulgaraus, žinai, ar skaudinančio, žeminančio, žeidžiančio, kategoriško. Va. O kai dainuoji, atlieki šią dainą, apie ką tu galvoji? Labai žema tonacija. Aš galvoju, kodėl aš ją sukūriau tokia žemoj tonacijoje. Gerai parūkus gal buvai, žinai, kažkaip pasėda balsas, man atrodo. Ne, šiaip nemažai dainų per žemose tonacijose savo susikūriu ir paskui, kai įrašo metu, kuomet įrašinėjai, tai pakankamai lengva yra padainuoti žemai, nes nereikia spausti balso, o kai dainuojam scenoje, reikia trupučiuką daugiau garso paduoti ir tada jau... Ir, galvoju, kodėl aš tokia žemai tonacija. Bet čia, kaip humoras, žinai. O aš vizualizuojuosi visas dainas, ne tik šią dainą. Aš tokius turiu savo vaizdinius kaip videoklipus, kai dainuoju. Tai. Ir kiekvieną kartą lipant visi skirtingą sceną, tie patys vaizdiniai, ar jie keičiasi? Ne, žiūrint kažkuriuose kosmose, nėra taip, kad aš visą dainą nuo A iki Z matau vaizdą. Aš daug ten labai jausmų vyksta pas muzikantus ir kaip girdi, ir kaip balsas plaukia, arba kokį kontaktą pasigauni su publika tuo pačiu ir į dainos tekstą. Toks sapnas sunku papasakot, kaip sapną sunku papasakot, taip va ir tą buvimą scenoje irgi sunku papasakot, kažkur apie judesį galvoji. O kai žiūri į publiką, ką tu matai? Ar stengiasi akių kontaktą užmegzti, ar žiūri kaip tik virš nori to kontakto, ar bijai, pasisaugai? Aš jo nebijau visiškai, bet aš kažkada labai taip drąsiai megzdavau tą kontaktą ir nuo pat pradžių dar roko grupėse dainavau ir man atrodė, kad tai yra teisinga, bet paskui aš nepamenu, kažkas man iš profų davė labai tokį gerą patarimą, kad čia yra be galo pavojingas reikalas ilgesnį kontaktą turėti su žiūrovu, nes nežinai, ant kokios energijos užsitaikysi ir nežinai, kaip tai vėliau paveiks tavo ir kitus sakinius ir visą koncertą likusi. Tai, bet aš esu išmokus, žinai, toks, čia yra flirtas, tai taip pat kaip minioja irgi su žmonėmis, kai bendrauji, pajunti, kur tu gali ilgiau užsibūti, o kur prabėgi ir tik tai periferinių regėjimų kažkaip vos užkabini. O kiek pačiam atlikimui turi įtakos pati erdvė, kurioje atlieki? Ar tai vis tiek yra ir sakralių, tokių kaip Kotrynos bažnyčia, yra ir areninių, yra restoraninių, yra simfoninio orkestro šitą koncertų salė? Aš kažkada, kai nebuvau tokia populiari,
Tai aš sakydavau tokį dalyką, kad man tai patinka labiau kamerinėse tokiose aplinkose. Kamerinėje aplinkoje, nes čia, žinai, su žmonėmis kontaktas. Taip. Bet pernai aš turėjau pirmąjį savo solinį koncertą. Aš esu dainavusi ir Vingio parke, ir Žalgirio arenoje. Tik tai, kad tai po vieną dainą būdavo kažkokiam bendresniam kontekste. Bet savo solinį koncertą aš turėjau Kompensos koncertų salėje. Ir žinok, puikiausiai kontaktas vyksta, kada pilna Kompensa ateina dėl tavęs. Toks kontaktas įvyksta, man atrodo, man ir Žalgirio arenai pavyktų užmegzti kontaktą. Tai va, tai čia vėlgi aš taip juokaudama sakau, bet skiriasi visi koncertai. Taip. Ir irgi labai skiriasi, ar aš tuo metu su visa grupe dainuoju, ar tik tai su pianistu. Tai vėlgi, kita informacija, tos dainos visai kitaip skamba. Kita energija. O Žalgirio arena siekiamybė yra, ar nebūtinai? Yra. O ko reikia, kad įvyktų? Pirmiausia, tai dabar reikia, kad įvyktų Kompensoj. Vėl koncertas, kur yra planas. Kovo 21 dieną. Tai kovo 21? Kovo 21. Yes, mano Kodėl gimtadienis. Ne, ir pernai buvo kovo 21. Tai kviečiu prisijungti su svečiais. Ačiū. Ašgi dovanas dovanoju. Geras, labai ačiū. Jo. Tai va, o kad įvyktų tie koncertai vis didesni ir didesni, tai visokių variantų būna muzikantų karjerose. Būna tų variantų, kur iš karto dideli. Su manim taip susiklostė, kad viskas vyniojasi tokia sniego gniūžtė. Kad pauzės aš niekad nebuvau padariusi. Aš visą laiką buvau muzikinėme kontekste, tik tai galbūt mažiau matomame, vėlgi džiazo periodas 10 metų, ne? Ir viską aš po trupučiuką, žinai, užsiauginu. Aš galvoju, kad netgi, žinai, bet turiu aš apsaugą. Kaip ir su tuo tekstu, jei Dievui būtų gimusi dukra, pirminė versija. Kažkas, ar protas, ar nuojauta, ar visata apsaugojo nuo to fiasko, kuris galėjo būti. Su ta daina, jeigu prieš 10 metų būčiau įrašiusi ją, galbūt mane kažkas saugojo daug metų nuo didelės scenos. Gal aš būčiau, žinai, nesusišnekėtum čia su manim. Sakyčiau, neisiu, kas čia nais per laidą. O kas tau, Giedrė, būtų didžiausias fiasko? Kas nepakeliamas? Tai ir buvę jų yra, žinau. Bet ko čia nais nepakelsi? Reikės ir pakelsi. O ką turiu omeny buvo? Ai, žodžius aš būna kartais vis užmirštu. Bet žinok, tai kraupu. Čia, labai gėda tuo metu būna ant scenos. Ir... Oi. Ir ką darai? Prisipažįsti, kad pamiršai ar... Pavyzdžiui, jeigu tai būna televizinis kažkoks reikalas, tai tenka perfilmuoti, jeigu netiesioginis eteris. Bet gėda prieš tuos susirinkusius žmonės, žinai, kad čionais reikia perdainuoti. Bet juk visiems nutinka. Visiems tas klaidos nutinka. Tai visi žmonės, bet aš manau, kad visiems yra negera, kaip ir vairuotojui negera avarija, žinai, padarius. Bet ką aš sakydavau savo studentams, žinai, pati labai išgyvendama dėl savo klaidų, bet juos tai, žinai, turiu palaikyti ir kažkaip tais paguosti. Tai aš jiems sakydavau, žiūrėk, sakau, muzika tai nėra chirurgija. Žinai, jeigu chirurgas padaro klaidą, tai yra tragedija. Arba jeigu vairuotojas padaro klaidą, tai irgi gali baigtis tragedija. Su muzikantu, kas gali būti? 3 minutės gėdos ir važiuojam toliau. Ja.
Tai Iš kur tas standartas 3 minutės atsirado? tokia daina tiek trunka. Aš suprantu, bet kas nustatė, kodėl jinai turi trikti? Žmogaus gebėjimas sukaustyti dėmesį. Dabar trumpėja. Tikrai? Tai. O tavo ilgiausia daina kokia yra? Oi, su Empty mes ilgas tokias kurdavo. Man rodos, ta pati Gera mylėtis ten apie 5 minutės. Nes labai gera. Tai žinai, Gera mylėtis 5 minutės. Jo. O trumpiausia? Užgis iki vestuvių. Čia, žinok, tikrai. Tikrai. Nes ten, o ką ten daugiau dainuoti? Viskas pasakyta. Yra dainų, kurių nebegali dainuoti. Dėl teksto, dėl... Man yra Empty saloje. Man neapsiverčia liežuvis, aš iš šitų bairių išaugau ir... Tavo koncertus režisuoja kas nors, ar tau to nereikia, ar tu pati... Žinai, mes kol kas, va tai kaip yra, tai viskas eina ta, pavadinkim, tokia natūralia tiekme. Aš daug bendrauju tarp dainų su publika ir pati labai paleidžiu, kad viskas vyktų ant rizikos ribos, žinai, kaip suvaldysiu situaciją improvizuotai, žinai. Aišku, ten yra sudėliotas ir scenografija, ir apšvietimas, ir dainų eiliškumas apmastytas, koks tas, žinai, bangavimas bus visas. Buvau dabar čia lapkričio mėnesį Jamiroquai koncerte Berlyne. Ir su tokiu malonumu žiūrėjau tą koncertą, nes kažkaip buvau jau, kaip ir sakyčiau, pasiilgusi koncerto. Žinai, tiesiog, kad grupė groja, dainininkas dainuoja, be šitų visų fejerverkų. Kad tai būtų ne tik tai toksai amžinas įspūdis, nepaleidžiantis, bet ne įspūdžio darimas, žinai, o muzikoje. Kaip sudėlioji dramaturgiją dainų? Apskritai, man įdomu, turbūt kiekvienas atlikėjas turi savo sprendimų logiką ir argumentus. Kodėl būtent ta daina yra paskutinė? Ką pasilieki bisui? Kodėl? Kaip ilgai laukia biso iš tikrųjų? Aš vis noriu, žmonės ploja, žinai, kad ten pakartot. Ir aš jau taip žingsnį žengsiu ir vadyba traukia atgal. Palauk. Sako, galvoju, brač, taigi tuoj nustos ploti, jau reikia eiti, žinai, sako, palauk. Tai va, tai aš tai taip noriu, žinai, iš karto keliauti. Aišku, kartais netgi ir būna scenų tokių, kur nėra tų užkulisių, kur išeit pasislėpti, žinai, išlaukti. Tai irgi būna taip, kad tiesiog scenoje palaukia ilgesnių plojimų ir toliau jau tam visą groja. Bet visi muzikantai, žinokit, labai labai laukia tų visų, visi. Tai ką pasirenki? Kaip dėlioju dainas? Nuo ko norisi pradėti, kuo norisi užbaigti? Užbaigti hitais. Užbaigti norisi hitais ir kad žmonės išeitų su daina. Su kuria? Aš dažniausiai dainuoju jau patį paskutinį kūrinį, Empty 4 mm. Ir, norisi žmonės su tokia, žinai, šviesa išlydėti. Nors kartais ir su Gera mylėtis. Aš kažkaip Empty bloką įdedu į pabaigą visą laiką. Nes nostalgija yra labai toksai stiprus reikalas ir jisai veikiantis. Tai va, o pati pradžia irgi būna kiek žinomesnė daina. Tada viduriukas, kur galbūt mažiau klausytos dainos. Man atrodo, visi muzikantai tai padaro. Jeigu taip nutinka, ne, kad premjera įvyksta... tu turi tą vieną, tas 3 minutės, ne? Tai ar yra pergyvenimas, kaip ją priims tą dainą, priims ar ne?
yra lūkestis kažkoks susiformuojamas, ar tu iš karto eini ir žinai, kad jau laukiu greičiau pristatyti šitą dainą, nes čia bus hitas. Laukiu, nes kol nėra to jausmo, kad žmonės priims, daina nebūna paleidžiama į viešumą apskritai. Ir vadinasi, reikia ją pabaigti, kažkas yra nepabaigta, arba ją išmesti. O jeigu jau taip, kad išleidi ją, tai nėra kito, kitaip negali būti. Ji turi būti priimta ten vienos grupės žmonių, didesnės grupės žmonių, bet apskritai turi būti užtikrinta, kad jinai legali yra. O kas tave stumia išleisti naują albumą ir žudbūt, tu sakai, tarsi jau yra toks vidinis stresiukas, kaip čia tau padaryti ir suspėti ar nesuspėti, yra terminai kažkokie, kodėl jie svarbus, ar tu jau atsidžiaugiai, atsibuvai su tom naujom dainom ir norisi naujas greičiau paleisti ir dainuoti? Tai jau albumas buvo, žinai, išleistas prieš paskutinis Kiaurai sielas 24 metais. Kol aš sukursiu naują, tai žiūrėk, jau bus ir 27. Tai, o naujų dainų reikia. Žmonės sako, tik nesustokit kurti, Kilčiauskienė. Tai aš ir negaliu sustoti. Bet pabaigai tai hitus atsirenki, pasilieki vis tiek. Kodėl apskritai kuriu, kad galbūt ir užtektų to bagažo, neužtektų dar man. Ne. Neužtektų. Aš turiu labai daug sukūrusi dainų, bet kažkurių jau yra galiojimo terminas pasibaigęs, tokių irgi turiu. Yra kažkiek dainų, kur nepasibaigęs galiojimo terminas, bet yra tokių, kur tik tai tam periodui buvo. O kiek naujam albume bus kūrinių? Kažkaip taip nusistovėjo, yra standartiškai 10. 10, man atrodo, tas standartas, kuris telpa į vinilą. Daugiau sudėtinga, jau tada turi aukoti kokybę. Kartais, jeigu, pavyzdžiui, kokios Happy Endless grupės, tai ten 8, o gal ir dar mažiau, nes jie į ilgesnius kūrinius kuria. Tai apie ką bus naujas albumas? Aš Justui Čekuoliui, vadybininkui, savo leidau dainą, kuri demo versija. Tai žiūrėkit, jau turim, jei Dievui būtų gimusi dukra, ne? Tada aš tą demo versiją paleidau, tada tau dar čia nais padainavau pradžioj laidos. Ir Justas tai paklausė tas demo versijos automobilyje vairuodamas. Atsisuka savo. Tai kaip suprantu, šokių muzikos albumo nebus. Va, tai apie ką? Apie tai, ką aš matau. Tai 100%. Čia, žinai, vėlgi aš savo koncertuose sakau, kad aš ne tai, kad dainuoju apie savo gyvenimą, bet sakau, aš ir apie jūsų gyvenimą dainuoju, nes todėl viskas ir tinka mums, tos puzlo detalės, nes daug kas atranda save. Kitaip negali būti, mūsų net laiptinės kodai vienodi, žinai, visų 147. Tikrai? Tai. Jo, tai va šitaip. Tai apie mūsų visų gyvenimus. Gražius ir visiškai negražius. Giedre, kas ateina į tavo koncertus? Kas yra tavo klausytojas ir kaip jisai keitėsi per visą karjerą? Ar jisai eina su tuo pačiu amžium, ar ateina jaunos, naujos kartos? Kaip tu stebi tą pokytį? Ateina ir sensta, kartu su manim publika, bet tuo pačiu ir ateina ir nauja, ir toksai, vyksta, žinai, kaip mielės dauginasi. Tai dėl to labai širdį džiugina. Akustiniuose koncertuose galbūt vyresnė publika yra, bet jau tuose, kur su visa grupe, kur ir šokama, ir judama daugiau, tai labai įvairios publikos yra. O kaip skiriasi tas malonumo jausmas, kai yra gyvi susitikimai ir žinojimas, kiek peržiūrų yra tavo dainos, ar perklausų dainos, ar kiek parduota įrašų,
kiek va, tiek skirtingi formatai suteikia daugiau ar mažiau malonumo. Man tik dabar atėjo tokia mintis į galvą. Va pavyzdžiui, su ta pačia grupė Empty, ne? Arba netgi ir su pieno lazeriais. Kaip mums buvo lengviau, nes mes nežinojom, kiek yra perklausų. Supranti? Mes nežinojom, nei kiek mus groja radijas, nei ką. Tiesiog tik tai koncertuose. Ir nebuvo to tokio, vėlgi konkurencinio, žinai, nerimo, arba ne tai, kad konkurencinio, bet savivertės kažkokio nerimo vat šiuo aspektu, kad kiek ten yra, žinai, širdelių, kiek laikų, kiek perklausų. O dabar yra. Ir kaip tai tave veikia? Liuks, nes pas mane viskas į priekį eina. O kaip dažnai... Pas mane viskas dar prieš akį, hebrytė. O kaip dažnai pasižiūrint, pavyzdžiui, išleidi naują dainą ir kiek ją šiandien paklausė, kiek kasdien pasižiūri, kas valandą pasižiūri? Kasdien. Kasdien, žinok, tai aš turiu daug laisvo laiko. Aš dar paskui, žinok, ir kitų pasižiūriu. Tikrai? Klausau, nes mangi reikia pasikankinti. Būtinai. Jo, privalomai. Va. Kokių dar turi tų sadomazochistinių tokių ritualų? Jetau. Žinai, kokių, aš tau dabar prišnekėsiu visko taip atvirai, o paskui galvosiu, bračiu, gal čia nereikėjo. Kurie klausimai tave šiaip erzina? Tikrai turėjus daug interviu ir ateini ir galvoji, Dieve, ir vėl tą patį klausimą. Irgi kažkada esu gavusi labai gerą tokį, ne tai kad patarimą, bet kaip faktą. Jis daug kur yra naudojamas, kad blogų klausimų nebūna, būna tik netinkami atsakymai. Kadangi kalbam apie albumą, apie dovanas, aš irgi noriu pasidžiaugti. Nesu muzikantas, nesu atlikėjas, esu dainavęs televizijai, bet ne apie tai. Aš taip pat išleidau vinilą ir noriu tau jį padovanoti. O, kaip puikiai. Manau, kad dabar yra labai tinkamas mūsų pokalbėje metas, Didysis čiurlys. Ačiū. Taip, aš mačiau per televiziją. Visą šitą reikalą, tai bus faina paklausyti ir audio tik tai variantą. Taip, tai labai džiaugiuosi mūsų draugystę su Liudu Lazausku Raudirs ir labai nekantrauju turbūt sekti to didžiojo čiurlio tolimesnės kelionės, kada jinai nusės ir iš šokio aikštelės. Atsakė, ne, šokių muzikos pas Giedrę nebus, tai kas nori šokti, jo, yra pas mane. Ačiū. Ką tau pačiai reiškia vinilų leidyba? Kiek tu pati vinilus klausais, ar vis dėlto Spotify, ausinukai? Iš pradžių aš buvau labai užsidegusi ir kuomet išleidau pirmąjį vinilą, tuomet Dominikas, vyras mano, padovanojo vinilų grotuvą. Ir dabar jau čia, žinai, bus tų plokštelių, o neturėjom jokių plokštelių, tik tai mano vieną tą. Ir Dominikas pasiskolino iš savo sesės gal 10 plokštelių. Ir tarp jų buvo tas Tinos Turner albumas, kur visi hitai, kad ir The Best, I don't Wanna Lose You ir taip toliau. Ir žinai, kas nutiko tada, aš kažkaip klausausi to albumo ir klausiu Dominiko. Klausyk, gali paguglinti, kiek buvo Tinai Turner metų, kuomet jinai išleido šitą albumą. Jisai paguglino, sako 50. Sakau, man viskas prieš akį. Žinai, tai va, tai nuo to laiko ir mano pačios vinilų daugiau nutiko. O paskui aš ties kažkuriuo momentu, žinai, supratau, kad vis dėlto ne visą muziką gali klausytis viniliniam formate ir kažkur man tikrai yra maloniau arba ausinės, arba automobilis. O dar labiau, tiesą sakant, tai aš muziką klausausi
tada, kada reikia jos paklausyti, tam, kad kažką sužinoti, kas vyksta. Ir kaip jau minėjau anksčiau, kaip fono muzikos aš visiškai negaliu klausyti. Automobilyje aš klausausi muzikos tada, kai vairuoju vieną ilgesnį atstumą ir aš klausausi tos muzikos, kuri man kelia nostalgiją. Tai ten Alanis Morissette kokia nors arba Skankanansi. Tai va šitie reikalai. O savęs neklausai? Daug klausau tam, kad analizuočiau, kaip kas ir prieš išleidžiant. Po leidybos jau taip kartais būna toksai, o kaip įdomu dabar skambėtų tas ir tada susirandu seną savo kažkokį tais kūrinį. Aš, kai turiu ilgas keliones, tai klausausi savo kamantinėjimų. Irgi analizuoju, man kaip tik tada būna ilgas laiko tarpas, niekas netrukdo, pokalbiai ilgi, tai irgi visada gera jų perklausyti vėl ir vėl. Taip. Naujom spalvom nušvinta. Aš tarsi dabar mes kalbamės ir girdžiu, ką tu sakai, bet... Tai aišku, praplaukia, aš žinok, irgi jau neatsimenu, ką aš sakiau. Kai įrašą įsijungiu, o mes ir apie tai kalbėjom. Jo. Labai fainų dalykų galima išgirsti. Tau labiau patinka, kai tave atlydi koncertą Justas ar Akvilė? Ir Viktorija dar. Dar Viktorija. Man, žinok, taip gera, kad aš turiu šios 3 muškietininkus. Ir man taip yra gera, kad mane atlydi. Aš dabar sportuoti pradėjau. Ir niekad gyvenime šito nedariau. Ir tokį pratimą gavau, ant tokią kaip fanerinę dėžę pastato ir sako, užlipk vieną koją, tada nulipk. Ir pakankamai aukšta tokia scenos aukščio ta dėžė. Ruošia tave. Ir tu supranti, aš atsisuku į trenerę, sakau, aš be čekuolio negaliu užlipti ant scenos, jis man visą laiką ranką paduoda. Žinai, ir aš suvokiau, kad be abejo aš būnu su aukštakulniais, tai ten irgi sudėtingesnė situacija ant tos scenos užlipti. Bet, žinok, aš jau esu pažengusi, aš galiu be rankos jau užlipti. Jūs tai galvokite triuką. Jo. Raideris, vadybą sudarinėja jį, ar tu taip pat ten esi? Ir koks Vadybą tavo yra sudarė pageidavimų sąrašas? Vadybą sudarė ir man tiko, aš viso jo neatskleisiu dabar žmonėms, kvieskitės pirmačius vakarėlius atskleisim. Aš atskleisiu iš tikrųjų, bet neatsimenu. Bet kad Justas ir Akvilė yra vieni griežtesnių, kurie rūpinasi tikrai savo atlikėjais, jų savijauta, jų backstage'ų, taip vadinamų, tai tikrai nuo seno jie išskirtiniai. Ir žinau, bet aš labai saugiai ir jaučiuosi su šia kompanija. Kas tau pačiai svarbiausia, būnant backstage'e ir komandos palaikime? Man labai svarbu, kaip muzikantai jaučiasi, instrumentalistai. Bet prieš tuos didžiuosius koncertus, kaip ir pasakau, kaip pernai kompensuoju, toksai atrodo pirmasis toks didelis, toks svarbus ir aš atsimenu, kad susirinkom prieš pat einant į sceną ir sakiau, kad tiesiog jaučiamės patogiai ir nebandom iš savęs kažkaip tais pateikti save ne kaip save, o kaip kažką didesnį, svarbesnį ar staiga tokį ne savo rūbą apsivilkti. Labai svarbu, kaip muzikantai jaučiasi apsirengę. Aš pakankamai ekscentriškai rengiuosi ir kažkuriuose vietose aš galiu pakentėti, kad man nepatogu, ar kažkas spaudžia, ar kažkas veržia. O kai muzikantai klausia, tai ką rengtis į koncertą, jie savarankiškai dažniausiai apsirengia. Aš sakau, žiūrėkit, man svarbu, kad jums patogu būtų. Absoliučiai nesvarbu, žinai, kaip kas ar su sportbačiais ar ne su sportbačiais. Jei reikės, aš tą tokį vizualinį dėmesį išnešiu ir uždengsiu ir dar kažką, bet kad
jeigu galų gale, jeigu tai ir yra dress kodas kažkoks smokingas, nu tas smokingas jisai turi būti instrumentalistui patogus. Apskritai manau, kad apie muzikantus retas, kuris pagalvoja. Vis tiek visas dėmesys yra ir krūvio atlaikymas. Taip atrodo, kad solistui, pagrindiniam atlikėjui. Ne, žinok, tai yra tiesiog, žinai, kaip kažkaip dabar žiūriu čia už kamerų stalas, bet muzikantai yra to stalo kojos, ant ko yra stalviršis dedamas, tai aš va taip palyginčiau. Jo, kad vokalistas yra tiesiog stalviršis, gal net labiau vaza, žinai, dekoracija. O jeigu tą vazą, žinai, tik tai pastatyti tiesiai ant žemės, tai dažnai gali jinai ir sudužti, subirėti, nes ne savo vietoje bus. O iš tikrųjų, kaip jaučiasi muzikantai prieš lipdami į sceną? Vis tiek atrodo, kad atlikėjas pagrindinis, jam reikės to. Ne, visiškai jis yra- lygios teisės, tikrai? absoliučiai, žinok, ten absoliučiai yra neskirstoma. Jie taip pat jaudinasi, jie taip pat pergyvena. Visiškai vienodai yra, net persirengimo kambarys tas pats, žinai, neskirstoma net pagal lytis, bet kiekvienas turi savo atsakomybę ir savo kūrybinį įnašą ir savo vietą. Nu, čia yra bendras visas dalykas. Giedre, apie kelių koncertų ciklą per dieną. Kokia tavo nuomonė yra? Tai Gera. gera? O gera kam? Ar komercinių pagrindų? Komercinių gera, tai visų pirma. O yra kartais tokios progos. Pavyzdžiui, aš atsimenu, buvo 2000 metų naktis, apie kurią aš net esu apdainavus, tą naktį grojo Tomas Bu. Tai tą naktį mes su grupė Empty, jeigu gerai pamenu, turėjome ar 4, ar kiek išėjimų. Aišku, ne po pilną programą, kažkur reikėjo tenais kelias dainas, bet mes važinėjomės. Jo. O žiūrovas tą patį gauna, ar ne? Ar ne nuo to priklauso? Ne nuo to priklauso, nes skirtingi kontekstai, žinai, kartais tu gali nuvažiuoti į televiziją, greitai trumpam pasirodai, tada atvažiuoji, padainuoji privačiam vakarėlyje kelias dainas, tada atvažiuoji visą savo koncertą, tai irgi skirtingos erdvės, viskas skirtingai gaunasi. Dovanoji ne tik kūrybą, bet ir energiją visą atiduodi. Kiek tau laiko užtrunka atsistatyti? Paros. Kaip tą darai? Miegu. Kartais paros neužtenka ir, pavyzdžiui, čia kai su pianistu Andrėjumi Polevikovu važinėjomės po Lietuvą su koncertiniu turu, 15 miestų buvo ir kartais buvo taip, kad 3 koncertai iš eilės kiekvieną dieną ir nieko, ir tiesiog koncertuoji. Labiau galbūt save pataupai į tokį režimą griežtesnį įstatai ir atsikeli ir važiuoji toliau. Ko jokės? Tiesiog 2 klausimai galvoje konkuruoja, žinai, kurį pirmiau užduoti. Tai vienas iš jų, ar yra buvę taip, kad jauti, kad kažkaip ne taip muzikantai groja. Visą laiką taip, o čia šį kartą kažkaip ne taip. Ir aš labiau būna, kad jaučiu, kad ne taip kažkaip dainuoju. Žinai. Bet aišku, visko to būna, toks labai daug energetikos yra scenoje. Vat mūsų su Andrėjumi, žinok, gali praeiti, jaučiu kokie, kad ir nežinau, ten 5-7 metai. Aišku, mes grosim ir tuos 5-7 metus, bet pauzė, tarkim, aš įsivaizduoju, kad jeigu būtų 5-7 metų pauzė ir mūdu kartu negrotumėm ir mus tada vidury nakties pažadintų ir sakytų, reikia lipti į sceną pagroti.
ir mes pagrotumėm, bet aš čia ne apie natas, ne apie žodžius, ne apie formą muzikinę, bet aš apie, tą tokį energetinį svorį, kur mes labai daug metų esam ir labai daug visokios programos groja kartu. Esam jau tokie, čipas ir deilas, žinai. Jo. O kaip sulipot, kaip jūs atradot vienas kitą? Andrėjus mane pasikvietė, kad dainuočiau viename projekte bosanovas, kad padainuočiau. Aš padainavau tas bosanovas ir tuomet mes sukūrėm grupę projektą, kuris vadinosi Blue in Bossa. Tada iš karto džiazo miniatiūros. Žodžiu, mudu kartu mokėmės Tallat Kelpšos konservatorijoje, bet aš niekad viešai to džiazo nedainuodavau. Ir jis mane kažkaip pakalbino. Ir va taip. Jo. O per tiek karjeros metų jau, kokiu tau failų yra nutikę? Tai va, tas mano failas didysis ir yra, žinok, žodžių pamiršimas. O kokia tai daina buvo? O čia buvo, žinok, Jėzau, kaip čia buvo. Ne mano ten daina buvo. Čia buvo LRT filmavimai naujų metų. Labai gėdinga istorija. Tai žiūrint, kuriuo metu, jeigu jau po 12, tai... Neįdėjo, žinok, to filmavimo į eterį, apsaugojo mane. Dėkoju. Žodžiu, aš ten dainavau Moloko Sing It Back coverį ir pamiršau žodžius. Tada aš iš naujo dainuoju ir vėl pamiršau žodžius. O publikoje, tai ta prasme, Giržadas, Ramūnas Zilnys, žinai, visi atėjo naujų metų filmavimai. Ir tada Čekuolis sako, gal aš nueisiu žodžius atspausdinsiu, žinai, tu per tą laiką padainuok kitą dainą, nes ten 2 dainas reikėjo dainuoti. Ir aš padainavau tą kitą dainą, savo dainą, tai viskas buvo gerai. Ir paskui jis atneša Justas tuos žodžius ir žinai, kada iš Google kopijuoja ir kartais nukopijuoja, kad pilkam fone būna užrašytas tekstas. Ir aš žiūriu, man lies tos raidės ir žemės lysta iš po kojų. O muzikantai buvo, džiazų muzikantai iš Londono, užsieniečiai, žinai. Ir aš padainuojau to žodžius, tą dainą, Sing It Back, Bring It Back. Viską gerai, jau nebesuklydau. Bet ten pačioj pabaigoje mudu su pianistu turėjo būti toksai užlėtinimas ir kad aš turėjau padainuoti Bring it back, sing it back, bring it back to me. Ir šitą frazę mes nesusigroję su to muzikantu, ne taip kaip su Andriuša, žinai. Ir mes bring it back, ten griūna, jisai kažką griūna, aš ten, žodžiu, muzikinis nesusipratimas. Ir aš paskui klausiausi įrašo, man garsistas atsiuntė, kad paklausyt, kaip ar geras garso suvedimas. Ir kad aš paskutinę frazę dainuoju. Čia kaip tu sakai, kad klausaisi savo laidų ir, ir apie tą kalbėjom. Tai aš klausau. Bring it back. Paskutinę frazę. Bring it back to me. Whatever. Jau tokia nevilti buvau, kad galvoju, eikit jūs ir žinai. Tai jo, ten matyt nebuvo ką dėti į eterį. Košmaras. Tai čia. Supranti, košmarus su... Bet paklausk, kiek laiko truko man po šito atsigauti? Klausiu. Žinok, nežinau, mėnesį. Aš save kaliau prie kryžiaus, aš buvau pati didžiausia nevykėlė savo, kur viskas atimti teisę lipti ant scenos. Raudojau ašarom bet turiu šitą dalyką su svetimais tekstais. Jo. Bet juk kaliai prie kryžiaus tik pati save, niekas kitas to nedarė. Man buvo be galo gėda, be galo gėda
prieš tuos žmonės, žinai, kurie turi tą nuomonę apie mane, kad, ai, taigi čia Kilčiauskienė, žinai. Ir dabar, Kilčiauskienė subirėjo. Kas yra tavo gyvenime didžiausi autoritetai, kieno nuomonė tau yra svarbiausia? Muzikinė, ne? Taip. Mano dainavimo mokytojas Nijolės Maceikaitės. Jo. Ir tai čia tokia, žinai, čia tikrai ji man gali pasakyti, kaip yra kas. Kiti mane labai turbūt gali pasakyti, aš pati žinau, žinai. Aš pati viską suprantu, žinai, kaip kas yra ir jeigu kažkas netvarkoja. O šiaip jeigu žiūrėti į autoritetus, kaip į siekį, į ką man norisi, žinai, lygiuotis, tai vis dėlto norisi lygiuotis į balsus, bet tik tai ne į istorijas žmonių, nes čia jau juodoji magija tada ir niekas nežino, kokių ten tas žmogus turi vidinių demonų. Man labai gražu, kaip Dina Washington pasakodavo istoriją, dainuodama. Man gražu tie balsai, kurie kalba. Tada man labai gražu tokie drąsūs balsai, kaip Tina Turner, kur visa, žinai. Man labai gražus yra flirtas kaip Erikos Badu, žinai. Tai va, tokie autoritetai. Daug jų yra. Daug yra labai mėgstamų muzikantų ir iš tų, iš kurių aš daug mokiausi ir mokausi dar. O dainavimo mokytoja paskambina tau? Bet, žinok, prieš porą dienų, nes čia buvo kaip tik mama apdovanojimai, tai be abejo jį man skambino, bet mes susiskambinam pakankamai dažnai. O mokė prieš kiek metų? Nuo 8 iki 18 metų. Aš visą vaikystę pas ją mokiausi. Jo, jin tokia visą man vokalinę bazę suteikė, bet be vokalinės bazės tai yra ta mano muzikinė mama. Jo, tai autoritetas iš tikrųjų mokytojas. Ir kaip svarbu mokytojas, ne? Ir kokia vėlgi dovana, kad, man tai dovana, kad aš turiu mokytoją. Jo, kažkurių mokytojų jau nebeturiu. Jo, bet apskritai, kad gyvenime suprasti, kad buvo mokytojo, o ne pats savo vienas nerealus. Tai. O tuo metu dar, kai tu pati mokėjai, turėjai savo mokinius, kokią savo siekiamybę kėlei su jais? Neuždusinti noro ir nesugadinti, nesikišti ten, kur nereikia kištis. Aš kažkur tais yra, be abejo, kad yra 100 kartų, milijoną kartų geresnių mokytojų ir ypač ta prasme, kad aš daug kur sakydavau ir sakau, ir man drąsu tai sakyti, kad aš nežinau kažko tais. Žinai? O būna mokytojų, kurie labai tik tai taip, šita tik tai technika teisinga. Nu jo, bet aš daug kur nežinau. Vienam tinka vienas dalykas, kitam kitas. Bet būna ir žmonių tipažų, kuriems reikia to mokinių tipažų, kuriems reikia konkretumo. O iš manęs galbūt daug kur tokio liberalaus auklėjimo. Giedrė po, nežinau, dar 10-20 metų, kur save matai? Scenoje ar vėl grįžtant į pedagogą? Aš pasikartosiu šitą burtą, bet aš kito naujo dar nesugalvojusi ir neturiu poreikio jo galvoti. Tai matyt kažkur taip kaip Džageris šlaistas. Tai jo, kai aš užaugsiu, aš būsiu Džageris. Tavo burtas per mamą labai gražiai nuskambėjo ir jis pakito, ne? Iš noro būti, primink prašau. Aš prieš 12 metų, kuomet gavau metų atlikėjos apdovanojimą, tai ten aš kažkaip pasakiau, ir čia mano draugė užfiksavo, sako, tu atsimeni, ką tu sakei? Aš sakau, neatsimenu. Sako, tu pasakei, kad
aš noriu kurti gerą muziką ir man visiškai nereikia populiarumo. Sako, tai Varna, sako, pažiūrėk, va, ir turėjai 10 metų šitą. Jo. Ir dabar pasakyk, kad aš noriu ir kokybišką noriu muziką kurti ir Taip, ir populiarumo, aišku, noriu. Tai aš tau to labai linkiu. Dėkoju tau. Labai ačiū už skirtą laiką, buvo gera. Dėkui, man irgi jauku labai čia buvo, nesijaučiau kamantinėjama, žinai, iš tos blogosios pusės, tiesiog fainai pabendravom. Beje, kai gimė mintis pavadinti tinklalaidę kamantinėjimais, irgi buvo dvejonių, kaip tas pavadinimas bus sutiktas. Ar nebus tokios baimės, kad čia kažkokie bus labai nepatogus, provokuojantis klausimai, nes kamantinėti tai tarsi turi tokią... Bet... Aš žinok, labai tikiu Vaidotyrą. Tu nepanašus į tą žmogų, kuris kažką bjauriai kamantinėtų. Aš su Vaidotyra taip pat turiu kursus esu baigęs. Rimtai? Taip. Ką sako mano veidas? Na gerai, antra dalis, prenumeratoriams mokama. Iš tikrųjų, tam, kad teisingai pasakyti, reikia tą praktikuoti kiekvieną dieną, nes vis tiek tai yra įgūdžiai, čia kaip su balsu, su grojimu, tu turi eiti kaip į žymą. Aš žinok, pavyzdžiui, čia mes baigsim šitą laidą, ar ne? Aš pavyzdžiui, žinai, kokį dalyką matau. Nu, bent jau man taip, aš taip sugalvosiu, kad aš matau, kurie žmonės ateitų į mano koncertus, kurie neateitų pagal jų kaukolės formą. Geras. Bet tai akivaizdu. Tai kas pas tave renkasi? Pas mane renkasi, nu, va tavo tipo, tavo tipažo žmonės tikrai renkasi. Ir matau tiesiog ir prieš akis ir tą moterų tipažą, kuris, jo. Geras. Pirmą kartą mes taip artimai ir daug kalbėjom. Nepaisant to, kad susitinkam ir užkulisiuose, ir prieš renginius, ne tas būna galvoj, ko gero ir tau, ir man. Be abejo. Man gera tave sutikti ir pietaujant, einant į Kauzę papietauti, ir ten tave matau, bet čia buvo išskirtinis laikas. Ačiū už jį labai vertinu ir branginu. Ačiū, kad žiūrite. Jeigu manote, kad šis pokalbis patiks ir jūsų draugui, artimam, bičiuliui, būtinai juo pasidalinkite, paspauskite like. Tie laikai ir Giedrei smagu, ir man smagu, ir iš tikrųjų tai padeda augti, tai yra ženklas, kad jums yra įdomu ir norisi tą turinį kurti, dalintis, dovanoti. Tai ačiū dar kartą ir iki pasimatymo koncerte kovo 21. Taip. Fain. Ačiū, iki.